Labai atsiprašau, kad vėlavau. Lietuvos Respublikoje pradėtos grubiai pažeidinėti žmogaus ir vaiko teisės. Tai visą pilną šitą kreipimąsi jūs galite pasirašyti, jis yra anglų ir lietuvių kalbomis, čia kažkur bus renkami parašai. Ačiū. Parašai mašinų yra renkami va čia kairėje pusėje, mano rankos kairėje pusėje prie suoliuko. Marcelijus Martinaitis. Žiūrėt, kiek žmonių yra. Už tuos, kuriems džiugiąją valandą išmušė varpas 8. Ir už tuos, kuriems mirtiną valandą išmušė varpas, kurie neatsimena nieko ir jau nepabunda, jų pavardė tai diena, naktis tai jų vardas. Už tuos, kur dainavo liūdnai, tarsi šviestų spingsulė, už rankenoj, užmirštą šilumą, užmarštį be pabaigos, už tuos, Preliminariai keli šimtai žmonių, 3-4 už didelį dėkui ir amžiną jų visados, už tuos, be kalbos ir be balso, kaip varpinės senas be varpo, jų šilumą žvėris išlaižė iš dirvo į pėdos paliktos, už tuos, kur pamiršo, kur kurtė, po amžių pavartę, ir negyviems neteisybę užrašė kreidant kaktos, už tuos, iš tamsos, iš nakties ir iš molžemio kvapo, už visados ir už niekad užplūkais apartus metus, už juostų ant pirmojo žalio pavasario lapo pasirašyk 3 kartus. Kalbės Sigitas Martinavičius, Drąsos kelio politinė partija. Sveiki visi. Ačiū jums visiems suvažiavusiems iš visos Lietuvos. Jūs esat drąsūs Lietuvos patriotai. Šiandien yra ta diena, kada suprasime, ar mes turime savo valdžią, ar valdžia tarnauja interesų grupė. Valdžia ištisai mums melavo. Melavo Kirkilas, kad nebus krizės. Apgavo. Melavo Kubilius, kad ištraukė iš krizės. Praskolino 33 milijardus, tai yra 5 metų. Per 4 metus išnaudojo 5 metų biudžetą. Apgavo. Melavo prokuroras Kliunka, kad rado antspaudus ant ginklo. Melavo prokurorai ir teismas, kad Černiauskas nenešė vaiko. Melavo, kad leis mergaitei susitikti su seneliais. Apgavo. Melavo prezidentė, kad privers ištirti Garliavos ir kitus rezonansinius įvykius. Nieko netyrė. Melavo. Iš tikrųjų, man daug laiko reiktų minėti, kurie melavo. Man žymiai paprasčiau yra pasakyti, kas nemelavo. Nemelavo sakydami, kad moralė yra jų kito pasaulio dimensija. Neturi jie moralės.
Neapsikentę melo gimė Drąsos kelio partija. Gimė iš tautos skausmo ir nevilties. Iš nevilties gimė laiškas niekam, kurį kartu su mažametės mergaitės pasakojimu Drąsius Kedys prieš 4 metus išsiuntinėjo visiems - žiniasklaidai, Seimo nariam, teisėtvarkai, europarlamentaram. Jisai rašė: aš dar noriu tikėti, kad šioje supuvusioje teisinėje valstybėje yra sąžiningų ir dorų pareigūnų, kurie padarytų viską, kad pedofilai ir iškrypėliai gautų užtarnautą bausmę. Toks, koks atliekamas šiuo metu ikiteisminis tyrimas, yra pakartotinė trauma tiek mano mažametiai dukrai, tiek man, tiek mano tėvams. Ilgame laiške rašė Drąsius. Tačiau niekas nereagavo. Kaip nereaguoja šiandien į mūsų skundus, į visuomeninės komisijos išvadas. Lietuvos teisėtvarka nieko nepadarė, kad išsiaiškinti nusikaltimo kaltininkus, tyrimą vilkino, pradėjo liudininkų mirtis. Skaičiuojama jų virš 10. Kiek dar reikės lavonų? Prasideda 3 metus trunkanti žiniasklaidoje šmeižto dezinformacijos banga. Jiems talkininkauja teismai, niekinami žmonės ir judėjimai, kurie bando ieškoti teisingumo. Persekiojama Neringa Venckienė, kuri sukritikuoja korumpuotus teismus. Pradedamos kurti jai bylos. Aukščiausio teismo pirmininkas pasako, Venckienė yra visos valstybės bėda ir pulinys. Kryževičius perrenkamas 2 kadencijai. Už nuopelnus. Vyksta politinis Neringos Venckienės persekiojimas, lydimas melo ir dezinformacijos lavinos. Su ją norima susidoroti, nes jiem trukdo. Mūsų valstybėje yra susiformavusi interesų grupuotės, kurios apjungia politikus, teisėtvarkos pareigūnus, valdžios atstovus. Savo tikslams pasiekti pajungiama žiniasklaida, jos atstovai. Kas liūdniausia, tame dalyvauja mūsų visuomeninė televizija LRT. Skydinės vadovas taip pat perrinktas 2 kadencijai už lojalumą. Pasaulyje tokios struktūros vadinamos mafija. Ir įvykiai, kurie vyksta paskutiniais metais, leidžia mums apie tai kalbėti. Todėl mes reikalaujame Seimą sugrąžinti tautos atstovybės galias ir užtikrinti parlamentinę valstybės saugumo departamento, generalinės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų parlamentinę kontrolę. Sutramdyti valstybės saugumo departamento pareigūnų savivalę ir neteisėtą kišimąsi į visuomeninį gyvenimą. Reikalaujama atkreipti dėmesį į visuomeninės komisijos garliavos įvykiams ištirti išvadas, priversti teisėtvarkos pareigūnus ištirti komisijos nurodytus pažeidimus ir nubausti įstatymus pažeidusius pareigūnus bei tarnautojus. Reikalaujame priversti institucijas leisti mergaitai pasimatyti su seneliais. Lietuva atsakinga, kad išliktų jų ryšys. Reikalaujame žurnalistų bendruomenę atsiriboti nuo korumpuotų žurnalistų skleidžiamų dezinformacijų apie visuomeninius judėjimus ir savo straipsniai žeminančius Lietuvos piliečius. Mes išrinkome naują Seimą, turime naują vyriausybę. Tai nauja viltis. Dirbkite tautai, tada jūs palaikysime. O jeigu ne, Lietuva mūsų tėvynė. Ir kaip sakė Tomas Jeffersonas, kai neteisingumas virsta teisę, atsiranda teisė priešintis. Todėl raginu visus Lietuvą mylinčius tautiečius, visus Lietuvai dirbančius judėjimus prisijungti vardan tos Lietuvos, suvienyti jėgas ir priversti valdžią, Seimą, teisėtvarką dirbti mums, tautai. Ačiū labai.
Gegužės 17 dienos įvykių liudininkės režisierės Neries Karpuškaitės Akelaitienės eilės. Viską galima pakelti. Viską galima pakelti, tik ne melą ir neišdavystę. Į pasaulio karčią dabartį mes supynėm meilę su vagyste. Mes sulyginom save su dulkėmis, praeitį ir ateitį išniekinom, ant kelelio pilko pulkimės. Ir nuo šiandien tapti niekieno. Ir palikim kelią ant takelio, kad švytėtų blogio ugnys. Gula vėjas ant baltų rankelių, kyla rūkas iš juodos bedugnės. Ir save, keistai pažeminant, barkimės dėl saujos ryžių. Tyliai, vaikšto žemėje, vargšas judas, nepakeltas kryžius. Žodį tars Gintaras Songaila, Tautininkų sąjungos pirmininkas. Mėly, drąsūs ir sąžiningi Lietuvos piliečiai, čia šiandien susirinkę vieną iš lemtingų mūsų šalies politinėje istorijoje dienų. Mes šiandien kalbame apie ką? Kalbame apie tai, ar mūsų šalyje parlamentas, šalia kurio mes esam susirinkę, turi galias. Ar tai yra tautos atstovybė? Ar jie atlieka savo konstitucinę pareigą? Ar ta konstitucinė pareiga, kuri yra parašyta labai aiškiai, tai yra parlamentinė priežiūra teisėsaugos institucijų, parlamentinė priežiūra kitų valstybės institucijų, ar jį vykdoma? Ne pirmą kartą mes šiandien sužinosime apie tai, vykdoma ar nevykdoma. Noriu pasakyti, kad jau komisija, kurią parlamentas sudarė, iš tikrųjų padarė nepriimtiną kompromisą. Jie neištyrė ir nepareikalavo visos medžiagos vadinamo garliavos šturmo. Jie pasielgė kaip mazgotis. Bet tai ne pirmą kartą. Jau praeitos kadencijos Seimas, netgi prieš garliavos šturmą, kai buvo krizė ir pirmas mėginimas kovo mėnesį pagrobti mergaitę, nepradėjo diskusijos. Nors Seimo statute buvo parašyta labai aiškiai, jeigu 10% Seimo narių to reikalauja, privalo pradėti diskusiją, ypatingai svarbių valstybė jos piliečiams temų svarstymų. Ką padarė Seimas? Jis paminė tiek konstituciją, tiek patį Seimo statutą. Dar daugiau, tai paskatino ir gegužės mėnesio įvykius. Kai kurie klanai, ar mane nekyla žodis juos pavadinti institucijom, padarė išvadas ir ėjo toliau konstitucinių teisių, valstybės ir piliečio orumo paminimo keliu. Įvyko šturmas. 47 Seimo nariai pasirašė reikalavimą, kuris yra numatytas Seimo statute, kad būtų sudaryta speciali komisija ir būtų vadinamas garliavos šturmas ištirtas kompleksiškai ir ištiriant priežastis, dėl ko kilo ir žmogaus teisių pažeidimai. Turėjo būti tas klausimas privalomai įtrauktas į darbotvarkę Seimo. Ką padarė Seimo dauguma? Nusispjovė tiek į Seimo statutą, tiek į konstituciją. Noriu kreiptis į jūs ir priminti, kad vienintelis mūsų piliečių, Lietuvos patriotų, skydas yra konstitucija. Jeigu ji mindoma,
Jeigu politikai, valstybės pareigūnai elgiasi nekreipdami dėmesio į šį pagrindinį dokumentą, kuriuo tauta perduoda valdymo galias valdžios institucijoms, tai mūsų valstybės ir tautos ateitis labai miglota. Todėl tai yra liga ir Garliavos įvykiai tai yra vienas iš skaudžių tos ligos pasireiškimų. Kiti pasireiškimai tai yra ir vadinama lenkiškoji autonomija pietryčių Lietuvoje ir lietuvių kalbos paminimo akcijos ir dabartinės valdančios koalicijos antikonstituciniai pažadai ir abejingumas kiekvienam piliečiui ir ilgalaikiams tautos interesams. Todėl turim visi vienytis, būti kaip daktarai, kaip gydytojai, kurie išvelgia šią ligą ir kartu susitelkę ją gydyti. Kviečiu visus šiam rimtam darbui. Neris Karpuškaitė Akelaitienė, Auštančio ryto vargšas. Sakyk, ar skanus pinigai, kuriuos uždirbai, įgavai iš skausmo nekaltos būtybės? Sakyk, ar gera tau kas ryt prabusti ir kavos nuryti su prieskoniu jaunos gyvybės? Sakyk, ar gera tau kieme, vidurdienos gražiam name, pajust malonų aromatą, o gal tau gera vakarais sulaukti to, kas tuoj paleis? Ar gera jam įpilt arbatą? Sakyk, ar lengva naktimis susitvarkyt su mintimis, kurios retkarčiais apninka? Sakyk, ar tas, kas tau brangu, neslysta kartais iš nagų ir kaip tada tau tai patinka? Nepagalvoji, ar tada mitai, kad svetima bėda ir štai sulaukiai Dievo laiško? Nepagalvoji, įdomu, tai iš kokių esi namų? Buvai vaikų? Ne, man neaišku. Tikrai, tos skanūs pinigai ir tu juose neužstrigai? Rimtai aš klausiu, be patyčių. Ar tu dar jais neužstringai? Lėkštėjai, amžiams po nagais, kojinytės baltos, be kojyčių. Tai ar tau skanūs pinigai? Žodį tars Algimantas Matulevičius, Tautos vienybės sąjunga. Mėly tėvynainiai, mes susirinkome labai gražiu laiku. Vėluojantis pavasaris jau beldžiasi į Lietuvą, bet susirinkome liūdna proga. Vietoj to, kad kalbėti apie atjautą, apie praėjusias Velykas, apie meilę ir supratimą vienas kito, apie atgimstančią gamtą ir atgimstančią tėvynę, mes dėja turim šiandieną konstatuoti, kad Lietuva kuo toliau, tuo labiau grimsta melo liūne. Iš tikrųjų, jau šiandieną neperdedant galima pasakyti, kad melas, apgaulė, vagystės tapo valstybės oficialia politika ir tai toleruoja ir tai vykdo mūsų išrinktieji, pradedant prezidentę, Seimu ir baigiant prokuratūrą ir teismais. Aš nesuprantu, iš kur tiek neapykantos savo tautai, savo žmonėm turim politikai, turi tie, kurie žmonių renkami, kurie tik po rinkimų sugeba sudaryti vardan lovio koalicijas su žmonėmis, kurie aiškiai yra prieš Lietuvą.
kurie aiškiai vykdo teismus lenkščius ir kurie aiškiai normaliai valstybėje negalėtų dalyvauti ten. Bet vietoj to yra persekiami žmonės, kurie galbūt susinervavę, išsprūdo koks nors žodis. Arba paimkim ne vien Neringą, paimkim Eglę Kusaitę, paimkim masę Lietuvos nuskriaustų vaikų, nuskriaustų žmonių, nuskriaustų suaugusių. Ir niekas jų neužjaučia ir juos tik trypia, nes jie išdryso pasakyti ne šitam melui ir šitai apgauliai. Ar šita valstybė turi teisę sakytis, kad yra demokratinė ir teisinė? Ar šita valdžia, kuri save vadina valdžia, yra tautos valdžia? Man atrodo, kad Seimas, kuris leidžia, kad eilinė prokurorė iš Šiaulių, aš nieko asmeniškai prieš tą žmogų neturiu, bet galėtų, paminusi Lietuvos Respublikos konstituciją, pasakyti Seimui ne, neleisiu, neduosiu, aš čia pagrindinė viršininkė. Kur jūs matėte tokią tvarką valstybėje? Neturime mes valdžios, kuri atstovautų žmonių lūkesčius ir žmonių interesus. Neturime. Ir neturime todėl, kad esame suskaldyti, supykdyti, supjudyti ir nesugebame susivienyti. Jie pinigais, su nupirkta žiniasklaida daro viską, kad meluoti, apgaudinėti ir visą laiką žmonėms žadėti to, o po to nedaryti. Jūs pasižiūrėkit, kas eina iš mūsų televizijų, kas eina laikraščiuose, kas galbūt galia eina internetinėje erdvėje. Žinokit, viskas yra kontroliuojama. Ir jeigu šiandien laisvai gali pasakyti, kad buvusi FNTT vadovą, dabartinį Seimo narių Gailių, Vaikšnoro pavedimu sekė ir tas Vaikšnoras dar šiandien yra areštuotas už tai, nėra demokratijos šitoje valstybėje. Tai yra nusikaltėlių valstybė. Ir todėl aš pats, kiek galėsiu, asmeniškai, su savo žmonėmis ir su visais lietuviais ir tais, kurie Lietuvą skaito savo tėvynę, kitataučiais, stengsiuosi iki paskutinio kraujo lašo ginti mūsų Lietuvą, ginti taip, kaip gimė sausio 13. Ir jie neturi teisės pasisavinti iš mūsų teisę gyventi, auginti vaikus ir normaliai dirbti. Jie turės anksčiau ir vėliau atsakyti prieš tautos teismą, bet mes tam turime susivienyti. Mes turime važiuoti po Lietuvą, mes turime kalbėti žmonėm. Tik patys žmonės, tik jauni žmonės, supratę, kaip jie yra apgauti, kad jie yra pavergti, kad jie yra apgaudinėjami, gali atkovoti šitą valstybę. Ir pamirškime partijas, pamirškime bet kokius nesutarimus. Svarbiausias dalykas - kovoti prieš vagius, aferistus, melagius, kurie šiandien uzurpavo visą teisėsaugą ir kurie uzurpavo politinę valdžią. Jeigu mes šitaip darysim vieningai, mes turime šansą laimėti Lietuvą, jeigu ne savo, tai nors savo vaikams ir savo anūkam. Vardant to kovoja Lietuvos partizanai, vardant to verta kovoti ir mums. Vienybė, vienintelis dalykas, kuris gali suvienyti Lietuvą, tiesa, vienybė ir mūsų visi darbai ir siekiai paaukoti tam, kad visi gyventume geriau, kad mūsų vaikai būtų laisvi, tikrąja ta žodžio prasme, o ne melo apsupti, kad padorūs žmonės nebūtų persekiojami, o nusikaltėliai sėdėtų kalėjime ir Lietuva būtų išvalyta nuo melo, apgaulės ir vagių. Už tokią Lietuvą verta kovoti ir aš kviečiu visus kovoti taikiom, gražiom priemonėm, bet masiškai einant į demonstracijas, einant į mitingus ir visur, ir visuose reikaluose, ir už kalbą, ir už mūsų gamtos išniekinimą, ir taip pat už mūsų vaikus, ir prieš neteisybę, bet už tą santarvę, vienybę ir klestinčią Lietuvą. Už ateitį Lietuvos.
Ne. Nežuvėdros klyksmas paryčiais pažadino išprievartautą Lietuvą. Išprievartautos Lietuvos vaikai, apgautos Lietuvos, išniekintos. Ne, nežuvėdra čaižė Lietuvos žaizdas ir ne vienis įkaltas smegenys skaudėjo žinoma daugiau. Tai kas? Teisybę užgožė tamsa, bet netiesa dar nelaimėjo. Ir nežuvėdra ant sparnų atneš, taip trokštama visų teisybę, ją atsinešim tu ir aš, ją atsinešim mes kartu, vienybei. Žuvėdros krykštaus visą dieną, išlesusios vienis iš mūsų smegenų. Auka svarbi, ne tik pažįstama, kiekvieno, vardan tiesos, vardan vaikų. Kalbės sesė Nijolė Sadūnaitė. Garbė Jėzui Kristui. Mes dabar čia kaip sausio 13 ir šalia visų gražių teisingų kalbų reikia ir maldos. Aš tikiu, kad jūs kiekvienas namuose, kas mokam, kas sugebam, kas nemokam už tiesą, už Dievą. Ir Dievas mums padės, nes jei Dievas su mumis, tiesa su mumis, mes laimėsim. Dabar aš noriu labai trumpai į tik ką girdėtą per radiją žinutę, esą Seimo nariai spręs, tegul teismai sprendžia Neringos ateitį. Lietuvos teismai. Čia kai buvo komisijos susitikimas, kai buvo Seimo komisijos 13 žmonių sprendimas, atėjo generalinis prokuroras Valys, aš jam padaviau šitą nuotrauką, netokia didelė. Kaip deimantę iš namų išneša advokatas Černiauskas ir zoologinė motina Stankūnaitė, lauždami kojas per kelius, skausmingai lauždami kojas per kelius. Černiauskas ėjo iš dešinės ir laužė kairę koją per kelius, per kelią, o Stankūnaitė iš kairės ir laužė dešinę koją. Mergaitė klykė. Ten toj nuotraukai labai aišku. Čia gal ne taip aišku. Ir aš ten užrašiau. Klaipėdos teismas praeitų metų, 12 metų, lapkričio 21 dieną priėmė virš 20 žmonių liudijimus, jų tarpe advokato Černiausko, Stankūnaitės, antstolės Vaicekauskienės ir kitų, kurie ten buvo, laužė rankas, partė žmonėm į tarpkojus pargriovė, daužė į tarpkojį su buožėmis vyram. Baisiau sakys, tai net stribai to nedarė. Ir ką jie paliudijo? Visi paliudijo Klaipėdos teisme, kad Černiauskas prie deimantės nepridėtė piršto. Pažiūrėkit. Tai tokie demokratinės kabutėse Lietuvos teismai. Ir prezidentė tyli. Ir visiems gerai. Ir seimūnam gerai. Ir atiduot Neringą į tokių teismų rankas. Mes matom, kas darosi tuose teismuose. Kaip jie susidoroja su Egle Kusaitė. Mes čia prieš porą mėnesių penkiese buvom
Joli, aš tave gerbiu, aš taip pat iš Lietuvos. Ir jis, mes ėjom ten eglės. Ir jis sako, vargšė mergaitė buvo mesti dideli pinigai, kad sukurptų bylą. Aš sakau, žinau, mes užvakar su teta, eglės teta, išeinam iš Seimo, žiūrim, eina Anušauskas. Aš sakau, Arvydai, jis atsigręžė, kiek, sakau, sumokėjo Klaipėdos VSD pinigų, kad jie sukurptų bylą. Anušauskas sako, 6 milijonus. Tik 6 milijonus. Aš sakau, ponui Grinai, tai jūs tą bylą naikinkit, anuliuokit, kaip melaginga, kaip sukurpta už pinigus. Jis sako, mes nieko negalim padaryti, tie, kurie 13 metų mergaitai kurpė bylą, per ten 8 metus, pasiliuosavo, dokumentus sunaikino ir mes dabar nieko neturim. Mama mia, kur mes gyvenam? Tai va, reikia prašyti šventos dvasios. Aš kaip tikiu, šventos dvasios šviesos šitiem broliam, Baliui, Grinai, mūsų Seimo nariam, mūsų prokuratūrai, teismam, prezidentai, prezidentūrai, visiems esantiem valdžioj, ateis ir jiem atsiskaitimo valanda. Yra teisingas Dievo teismas ir nei vienas nuo jo neišsisuksim. Nežiūrint kokias pareigas ir kiek milijardų turim bankuose. Taip, kad prašykim gerojo Dievo šviesos visiems, kad tiesa ir šviesa pagal mūsų tautos himną ateitų į Lietuvą ir į kiekvieną širdį. Ačiū Jums už kantrybę. Kalbės žurnalistas Pranciškus Šliužas. Garbūs susirinkusieji, aš jums žodį noriu tarti grupės vardu ir perduodu mintis tų žmonių, kurie giliai suvokia tragišką mūsų krašto būklę ir renkasi kelią. Taip pat didelės drąsos kelią atstatyti suniokotą Lietuvos valstybę bei daugybės žmonių likimus. Mes turime labai aiškų, detalų, suprantamą planą, pagrįstą vertybėmis ir veiksmų eiliškumu. Mes galime taip pat nurodyti daugybę asmenų, kurie verti didžiausių bausmų ir visuotino pasmerkimo už tai, kad sudergė šventas laisvės, nepriklausomybės, tiesos, sąžinės bei kitas savokas. Aš tik tai labai prašau nešaukti jiems gėdą, nes šio žodžio reikšmės jie seniai nebesuvokia. Aš galiu drąsiai pasakyti ir bjauriai pasakyti, kad kiekvieno bemaž išsigimėlio tokio ausys, akys ir burnos užkimštos pinigų troškimu ir jų galvose vietoj smegenų seniai verda godumo pasipūtimo iš pripėliškų geidulių masė. Aš šiandien prašau jūs tiesiog juos ignoruoti ir visą dėmesį sutelkti šalia stovinčiam žmogui. Vakar buvo sudoroti vieni, šiandien bandoma sutrypti kitus, rytoj šmeižto ir melo baloje gal būsiu murdomas aš ar bet kuris iš jūsų čia stovintis. Ir galima sakyti, kad išsigimusios partinės diktatūros drakonas kaskart raiško nepaklusnius žmonės. Mūsų šalies valdymų sistema taip būtent sutverta, kad nebesusigaudysi, kokios jau kūno galva išaugs vietoj nukirstos buvusios partinės daugumos. Kiekvieno atveju gaunamas vaikiškos animacijos variantas, maištininkas žuvo, šlovė drakonui. Todėl dabar aš imu į rankas Konstituciją, svarbiausią mūsų valstybės dokumentą, ir prašau suklusti.
Jį Lietuvos piliečiai 92 metais patvirtino visuotinu referendumu. Tačiau 2003 metais Seimas ir du besikeičiantys neaiškios pakraipos prezidentai perdarė ją taip, kad Lietuvos žemė, miškai ir vidaus vandenys nuosavybės teise priklauso tik užsienio šalių subjektams. Lietuvos piliečiams šioje konstitucijoje tokios teisės neliko. Pabrėžiu, pagal juos miškai, Lietuvos vandenys ir žemė lietuviams jau nepriklauso. 47 straipsnis. Gali greitai atsitikti taip, kad kiekviena štai šio šaligatvio plytelė priklausys jau ne lietuviams. Mes nekviečiame jūsų kelti maišto ir jėgą susigrąžinti prigimtinę teisę, bet mes privalome išsaugoti teritoriją. Mes prašome jūsų visų eiti kartu su mumis referendumų keliu, nes per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį 24 kartus jau buvo bandyta tokį veiksmą padaryti ir niekam nepasisekė. Mums reikia būtinai surinkti vieną kartą užkeiktus tuos 300 000 piliečių parašų ir kad įvyktų tiesioginis demokratijos veiksmas. Ir čia buvo pasakyta visai teisingai, pas mus nėra vienybės. Šį žodį reikia nuolat kartoti mums kiekvienam, kaip tik jūs kartojote žodį Lietuva. Ir jeigu pabandom, tai pakartokit dar kartą. Lietuva, Lietuva. Ir vienybė, vienybės. Dėkui. Ir nes suprovokite visi kiekvienas, mes privalome visiems laikams įtvirtinti nuostatą, kad žemė yra nacionalinis turtas ir jie neprekiaujama. Kiekvienas prezidentas ir Seimo narys skaito priesaiką ir įsipareigoja saugoti Lietuvos žemių vientisumą. Mes klausėme jų nuolat, kokiu būdu jie jau tai daro, jei po metų bus įteisinti visi išdavykščiški sandoriai ir Lietuvos mes nebeteksime kaip teritorijos netgi, nekalbant, kad tai parduoti būsime mes kartu su viskuo. Ir vergyje, ir baudžiava laukia daugelio dirbančiųjų, nes tai yra visiškas savarankiškumo, valstybingumo, švietimo ir kultūros praradimas. Jeigu Lietuvoje veiktų tikrasis konstitucinis teismas ar bent kuris teisingas teismas, jis jau seniai turėjo pats paskelbti kelis šimtus asmenų išdavusių priesaiką. Deja, šis bastionas skirtas ne demokratijai, o diktatūrai ginti. Tad mes privalome visą ir esančią konstituciją suderinti taip, kad nebūtų save pasiskyrusios valdžios. Čia kai kas klystate sakydami, kad ji išrinkta, ji save pasiskiria. Todėl aš kviečiu jūs, man visiškai mums užtektų netgi ir dabar štai čia esančių susirinkusių žmonių, pakankamai supratingų ir mylinčių kraštą, kad mes galėtume padaryti tą veiksmą. Ir nesitikėkite jūs paramos, aš kaip buvęs ir esantis galbūt žurnalistas, sakau jums iš daugelio žiniasklaidos atstovų. Jie atstovauja gobšuoliškus interesus dažniausiai. Mes patys esame valdžia, mes patys aukščiausia valdžia ir Lietuva. Jeigu esate kiekvienas savo valdžia ir Lietuva, tai pasakykite taip. Taip! Taip! Aš laukiu jūsų, savo kalbos nuorašą aš padariau, čia yra mano telefonas, yra mūsų grupės narių ir čia. Jūs mane galite rasti per savo vadovus kiekvieną akimirką. Ir aš meldžiu jūsų, meldžiu ir visų dievų, kuriais jūs tikite. Susiprotėkime laiku, nes po metų bus vėlų. Kalbės Juozas Vaišnoras. Atstovauju Lietuvos asmenų lygių atstovų draugiją.
Gerbėmiai, 90% Lietuvos tautos piliečių nepasitikė lietuvišką teisėsaugą. Tai ar problema ar ne problema? Tai kas tada ją pasitikė? Tikriausiai vyriausybė, prezidentūra, Seimas ir mafijinė struktūra, kurie iki šios dienos sėkmingai talkina taip vadinamą teisėsaugą su generalinė prokuratūra priešakyje, nes jos nieko nedaro ir nesiruošia nieko daryti. Kiek seimūnų priklauso mafijiniai struktūrai ir juodajam teisingumui, parodys šios dienos balsavimas. Į Lietuvą nepriklausomybę atnešė kunigai, vienuolės disidentai, kurie sovietmečiu kovojo už teisingumą, skleisdami pasauliui tiesą, už tai atsėdėjo kalėjimuose. O ne jūs, kurie leidžia trypti ir niekinti taip sunkiai iškovotą teisę siekti teisingumo. Ponai ir ponios, Seimo nariai, labai norėčiau, kad šiandien balsuotumėt už teisingumą, o ne iš iškrypusios prokuratūros melo pagrindais paskleistą istoriją. Tai, kad mūsų prokuratūra iškrypusi ir nusikalstama, rodo daug faktų. Kas atsakingas už daugelio taip vadinamų rezonansinių bylų numarinimą, išaiškinti. Aš jų nevardinsiu, nes jas visi gerai žino. Žino ir tie, kurie šiandien ruošiasi balsuoti už Neringos Venckienės atidavimą į prokuratūrą. Pedofilijos byloje taip pat nesimato prokuratūros teigiamo darbo. Nei viena žmogžudystė neišaiškinta. Nenustatyta ir Stankūnaitės vaidmuo šioje byloje. Bet mergaitė per prievartą įgrūsta Stankūnaitė. Niekas nežino, nei kur ji yra, nei kaip ji gyvena. Atrodo, kad ji didžiausia nusikaltė, nes neleidžiama nei su giminėmis matytis ir jai negalima pasirodyti visuomenė. Jis saugoma valstybės, bet taip saugomi ir kaliniai. Tik skirtumas tame, kad kalėjimuose leidžia retkarčiais pasimatyti. Venckienė turi būti teisiama už tai, kad nepriekaištingai prižiūrėjo tėvo netekusią dukterėčią. Visi žmonės, kurie matė nusikalstamą teisėsaugos darbą ir stojo ginti teisingumą, buvo išvadinti patvoriniais, o gegužės 17 dieną buvo sumušti policijos ir apšaukti tautos priešais. Tai gal didžioji pažangios visuomenės dalis, kuris stojo už tai, kad pirma būtų ištirta byla, o po to būtų imtasi tokios procedūros, kaip mergaitės atidavimas ir tai tik jai sutikus. Tai kas nusikaltėliai ir priešai? Ar visuomenė, kuri reikalauja elementaraus teisingumo, ar valys su savo šūkiu? Atsakymas, man atrodo, vienareikšmis. Jie turi būti teisiami ir jie šiandien turėtų sėdėti kalėjime. Daugiau tylėti ir kentėti ir tokio teisingumo negalime. Ir tokio teisingumo netoleruosime, kai bylose šimtai klausimų ir nei vieno atsakymo. Šiandien jūs privalote supuvusi, tai yra Seimas. Šiandien Seimas privalo supuvusi ir visuomeniai pavojingą teisingumą pasakyti į normalias vėžes, o ne užsiiminėti prokuratūros sukurtą bjaurystę. Čia ne paskutinis dalykas. Čia ne Venckienės problema. Tai yra problema iškrypusi ir supuvusi teisėsaugą. Tik mes piliečiai galime priversti šią teisėsaugą ir Seimą pastatyti į normalias vėžes. Jeigu Seimas pasirodys, kad tarnauja mafijai, mūsų pareiga išvyti, atstatyti, išvyti seimūnus, pastatyti normalią valdžią. Mes juos rinkom, mes turim teisę juos išvyti. Dabar baigdamas norėčiau pasakyti. Sukilkim žemaičiai, sukilkim aukštaičiai, sukilkim visą Lietuvą.
Kova aukštaičiai į kovą, žemaičiai į kovą, visa Lietuva. Ačiū. Taip, baigiant mitingą, man patikėta perskaityti rezoliuciją. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkai, Lietuvos Respublikos piliečių rezoliucija 2013 m. balandžio 9 diena. Priimta bendrų sutarimų mitingo metu. Mes, įvairių Lietuvos rajonų ir miestų žmonės, suprasdami nuolat blogėjantį mūsų šalies ekonominį bei dvasinį gyvenimą, reiškiame savo nuomonę ir reikalavimus visų lygių renkamiems valstybės vadovams. Pirma, nedelsiant grąžinti lietuvių tautai galią, realiai spręsti visus svarbiausius bendruomenės gyvenimo klausimus per visuotinio referendumo sprendimus ir laikytis jų kaip neginčytinų aukščiausių įstatymų veikimo. Antra, tuoj pat liautis bet kokio politizuoto persekiojimo Seimo nariai Neringai Venckienei bei visiems asmenims, kurie atvirai reiškia nepasitikėjimą valstybėje įsigalėjusią neteisingą teismų veiklą, nukreipta tik paprastų žmonių gniuždymui. Trečia, sudaryti tarptautinės rezonansinių bylų tyrimo grupės. Ketvirta, viešai skelbti visų valstybės tarnautojų nusikalstamos veiklos mastus ir pirmiausiai juos spręsti teisminė tvarka, išieškant padarytą žalą iš konkrečių nusikaltėlių. Penkta, įtvirtinti nuostatą, kad nė vienoje valstybinės veiklos srityje bet kokių lygių vadovų atlyginimai neviršytų 3 realių vidutinių atlyginimų dydžio. Šešta, kuo greičiau nuniokotų bankų turto pagrindus steigti valstybinį komercinį banką, kuris užtikrintų nacionalinės valiutos stabilumą. Septinta, atstatyti ir konstituciškai įteisinti svarbiausių energetikos, kitų gamybos ir aptarnavimo sričių valstybinę bei kooperatinę nuosavybę, kaip būtina konkurencijos sudedamąją dalį privatinės nuosavybės monopoliui. Aštunta, visų gamtos išteklių žvalgymui bei naudojimui leidimus išduoti tik gavus visuotinį bendruomenių pritarimą. Devinta, peržiūrėti visas tarpvalstybinės sutartis, kurios veikia nelygiaverčiai mūsų tautos ir krašto vystymo požiūriu. 10. Įteisinti visų lygių vadovų tiesioginius rinkimus, taip išvengiant partijų diktatūros ir jų nereikalingo finansavimo. 11. Daugiau valstybinio rūpesčio skirti jaunoms šeimoms, suteikiant nemokamai žemės sklypus ir neprocentinius kreditus, kad liautųsi pražūtinga migracija ir tautos nykimas. Mes čia susirinkusieji visomis priemonėmis sieksime, kad šie reikalavimai būtų kryptingai įgyvendinami ne gobšuoliškų grupuočių, o lietuvių tautos labui. Tiesą gal galima tik laikinai nuslėpti, pakišti po užnuodytą kaldrą. Ji gali verkti, dejuoti, rėkti, nes ji tiesa, tiesiog tiesa. Jos bijo, tam tos juodos kaukės, jos trūksta, tam žmonių rauda. Dangus taip graudžiai apsiniaukęs, išprievartauta Lietuvos tiesa. Tačiau ji nuriedės iš ašarų, gal pumpurų pavasarį pražys, galbūt sušildys tarsi saulė vasarą, ar rudenį tiesiog mums ant galvos nukris. Ir tik tada, kai mes visi pajusim žaizdą, ne tik galvoj, bet žaizdą Lietuvos. Ir tik tada suprasim tikrą vertę, taip trokštamos visų tiesos. Gerbiamieji, skubinti
informacija iš Seimo. Neringos Venckienės Seime nėra. Vyksta jos neliečiamybės klausimo svarstymas. Už Neringą Venckienę ginamąją kalbą sako Jonas Varkala. Labai panašu, kad vis tiek balsavimas šiandien įvyks. Kas galite, nueikite į Seimą. Ačiū. O dabar paprašykim gerojo Dievo, kad mūsų himno žodžiai išsipildytų. Sugiedosim Lietuvos himną. Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš raidės tavo sūnus, stiprybę semia, tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu Dievas Lietuvoj tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Tepadeda mums Dievas. Ačiū visiems. Galima jūsų paklausti, a kodėl antrą mergaitę niekas nekalba, kur į Vokietiją? Žinau, kad kalba, bet Taigi čia, geras įrodymas, kad turbūt antra turi būti.